Sveiki, draugai. Mes šiandien tęsime mūsų kapitalo studijavimą. 13 skirsnis – mašinos ir stambioji pramonė. Mašinų vystymasis. Štaigi mes biški jau prieinam kaip ir prie dabarties, nes mes šiandien su jumis gyvenam realybėj, kur viešpatauja būtent stambioji pramonė ir mašinos. Prie to etapo, kur viską daro robotai, mes dar toli gerų nepriejom. Taigi, Džonas Stuartas Millis savo politinės ekonomijos pagrinduose sako: abejotina, ar visi iki šiol padaryti mechaniniai išradimai palengvino bent vieno žmogaus darbą. Bet kapitalistinių būdų naudojamams mašinoms toks tikslas visiškai ir nekeliamas. Panašiai kaip visi kiti darbo gamybinio pajėgumo išvystymo metodai, jos turi atpiginti prekes, sutrumpinti tą darbo dienos dalį, kurią darbininkas sunaudoja savo, ir tuo būdu prailginti kitoje darbo dienos dalį, kurią jis veltui atiduoda kapitalistui. Mašinos yra priemonė pridedamai vertei gaminti. Iš tikro tai yra tiesa. Pas mus žmonės kaip figačino po 8 valandas, taip ir figačino, nors realiai po 3 valandas šiandien turi dirbti žmonės. Maksimum 4 valandas, jeigu visą pasaulį pripakalint normaliai. Iš kitos pusės vis tiek labai stipriai, kai auga darbo našumas, tai žmonių visų gyvenimas jisai šiek tiek padidėja. Manufaktūroje gamybos būdo perversmo išeities taškas yra darbo jėga, stambioje pramonėje darbo priemonė. Todėl pirmiausia reikia ištirti, kokiu būdu darbo priemonė iš įrankio pavirsta mašina. Arba kuo skiriasi mašina nuo amatinio įrankio. Žinoma, čia kalbama tik apie stambius, bendrus, būdingus bruožus, nes visuomenės istorijos epochos, kaip ir žemės istorijos epochos, neatskiriamos viena nuo kitos abstrakčiomis griežtomis atribojimo linijomis. Matematikai ir mechanikai, ir tai kartuoja kai kurie anglų ekonomistai, sako, kad įrankis yra paprasta mašina, o mašina yra sudėtingas įrankis. Jie nemato tarp jų jokio esminio skirtumo ir net paprastus mechaninius prietaisus kaip svertas, nužulnoji plokštuma, sraigtas, pleštas ir taip toliau vadino mašinomis. Iš tikrųjų, kiekviena mašina susideda iš tokių paprastų prietaisų, kad ir kaip jie būtų keičiami ir derinami. Tačiau ekonominiu požiūriu šis apibrėžimas yra visiškai netikęs, nes jame nėra istorinio elemento. Iš antros pusės, skirtumo tarp įrankio ir mašinos norima žiūrėti tame, kad vartojant įrankį varamoji jėga yra žmogus. Priešingai, mašinos varamoji jėga yra nuo žmogaus jėgos skirtinga gamtos jėga, pavyzdžiui, gyvulys, vanduo, vėjas ir taip toliau. Bet tada jaučių traukiams plūgas naudojamas įvairiose gamybos epochose būtų mašina. O klaustant circular loop, klausino žiedinės audimo staklės, kurias varo Vlena darbininko ranka ir kurios mesga 96 000 akių per minutę, būtų paprastas įrankis. Maža to. Tos pačios loom audimo staklės būtų įrankis, jei jos yra ranka varomos ir mašina, jei garo varomos. Kadangi gyvulių jėgos naudojimas yra vienas iš seniausių žmonijos išradimų, tai atrodytų, kad mašininė gamyba buvo pirmesnė už amatinę gamybą. Kai Džonas Oeitas 1735 metais paskelbė apie savo verpimo mašiną, o kartu su ją apie 18 amžiaus pramonės revoliuciją, jis nei vienu žodžiu nepaminėjo apie tai, kad asilas, o ne žmogus varys šią mašiną ir nežiūrint to, šis vaidmuo atiteko asilui. Mašina verpti be pirštų, tai skelbė jo programa. Kiekviena išvystyta mašinų visuma sudaro 3 iš esmės skirtingos dalys. Mašina variklis, perduodamasis mechanizmas, pagaliau mašina įrankis arba darbo mašina. Mašina variklis veikia kaip viso mechanizmo varamoji jėga. Ji arba pati gamina savo varomoją jėgą kaip garo mašina, kalorinė mašina, elektromagnetinė mašina ir taip toliau, arba gauna impulsą iš šalies, iš kurios nors gatavos gamtinės jėgos, kaip vandens ratas ar krintančio vandens, vėjo malūno sparnas iš vėjo ir taip toliau. Perduodamasis mechanizmas, susidedantis iš smagračių, judamųjų velanų, dantračių, ekscentrikų, virbalų, transmisinių juostų, diržų, įvairiausios rūšies tarpinių prietaisų ir detalių, reguliuoja judėjimą, keičia, jei tai būtina jo formą, pavyzdžiui, paverčia jį iš statmeno rotacinių, paskirsto jį į perkelę į darbo mašinas. Arba šios mechanizmo dalys yra tik tam, kad varytų darbo mašiną, kuri to dėka pagauna darbo objektą ir jį
tikslingai keičia. 18 amžiaus pramonės revoliucija kaip tik prasideda nuo šios mašinos dalies, nuo darbo mašinos. Ir dabar kiekvieną kartą, kai amatinė arba manufaktūrinė gamyba pavirsta mašininė, išeities taškas yra darbo mašina. Jei mes atidžiau pažiūrėsime į mašiną įrankį arba darbo mašiną tikrąją to žodžio prasme, tai mes aplamai ir ištisai imant pamatysime joje, nors dažnai ir labai pakeista forma, vis tos pačius aparatus ir įrankius, kuriais dirba amatininkas ir manufaktūros darbininkas. Bet tai jau nebe žmogaus įrankiai, o mechanizmo įrankiai arba mechaniniai įrankiai. Mes pamatysime, kad arba visa mašina yra tik senojo amatinio įrankio daugiau ar mažiau pakeistas mechaninis variantas, arba pavyzdžiui mechaninės audimo staklės, arba prie darbo mašinos korpuso pritaisyti veikiantieji organai yra seniai pažįstami, kaip pavyzdžiui verpimo mašinos verpstės, kojinių mezgimo mašinos virbalai, gaterio pūkliai, pjovimo mašinos peiliai ir taip toliau. Šių įrankių skirtumas nuo cikloje darbo mašinos kūno yra toks didelis, jog pasireiškia net vienų ir kitų gamyboje. Būtent šie įrankiai daugiausia vis dar tebegaminami amatiniu arba manufaktūriniu būdu ir tik paskui pritvirtinami prie mašininių būdų pagaminto darbo mašinos korpuso. Taigi, darbo mašina yra toks mechanizmas, kuris įgavęs atitinkamą judesį savo įrankiais atlieka tas pačias operacijas, kurias anksčiau atlikdavo darbininkas tokiais pat įrankiais. Ar varamoji jėga eina iš žmogaus ar savo ruoštų iš mašinos, tai dalyko esmės nė kiek nekeičia. Po to, kai įrankis tikrai to žodžio prasme yra perėjęs nuo žmogaus į mechanizmą, mašina užima paprasto įrankio vietą. Skirtumas tarp mašinos ir įrankio jau iš pirmo žvilgsnio krinta į akis, nors priminis variklis vis dar tebėra pats žmogus. Darbo įrankių kiekis, kurio žmogus gali vienu metu veikti, yra apribotas natūraliniu jo gamybos įrankių kiekiu, jo kūno organų kiekiu. Vokietijoje kažkaip buvo mėginta priversti verpėją varyti 2 verpamosius ratelius, tai yra dirbti kartu abiem rankomis ir abiem kojomis. Bet tai reikalaudavo per didelio įtempimo. Vėliau buvo išrastas pavaros varomos ratelės su 2 verpstėmis, bet tokie verpėjai virtuozai, kurie tuo pačiu metu galėjo verpti 2 siūlus, buvo beveik tokia pat retenybė kaip dvigalviai žmonės. Priešingai, Jenny jau nuo pat savo pasirodymo verpė 12-18 verpčių, kojinių mezgimo mašina iš karto mezgė daugelį tūkstančių virbalų ir taip toliau. Tuo būdu kiekis įrankių, kuriais vienu metu veikia ta pati darbo mašina, iš pat pradžių yra emancipuotos nuo tų organinių apribojimų, kurie varžo amatinį darbininko įrankį. Daugelį rankinių įrankių skirtumas tarp žmogaus kaip paprastos varamosios jėgos ir kaip darbininko atliekančio darbą tikrąją prasme įgauna jutimais savokiame formą. Pavyzdžiui, dirbant prie ratelio, koja veikia tik tai kaip varamoji jėga, tuo tarpu kaip ranka, dirbanti prie verpsties, peša ir suka, tai yra atlieka verpimo operaciją tikrai to žodžio prasme. Kaip tik čia pastarąją amatinio įrankio dalį pirmiausia ir pasigauna pramonės revoliucija, kuri iš pradžių paveda žmogui ne tik naują darbą, prižiūrėti mašiną ir savo rankomis taisyti jos klaidas, bet ir grinai mechaninį varamosios jėgos vaidmenį. Priešingai, įrankiai, kurio žmogus iš pat pradžių veikia tik kaip paprasta varamoji jėga, kaip pavyzdžiui sukant girnų mylinį, naudojant siurbulius, keliant ir nuleidžiant dumplių kotą, grūdant griūstevėje ir taip toliau, šie įrankiai pirmiausiai reikalauja panaudoti gyvulius, vandenį, vėją kaip varomoją jėgą. Iš dalies manufaktūrinių laikotarpių, o pavieniais atvejais daug laiko prieš jį, šie įrankiai išsivysto į mašinas, bet jie nerevoliucionizuoja gamybos būdų. Kai jie net savo amatinę formą jau yra mašinos, tai išryškėja stambiosios pramonės laikotarpių. Pavyzdžiui, siurbliai, kuriais Olandai 1836-1837 metais išpumpavo Herlemą ežerą, buvo sukonstruoti pagal paprastų siurblių principą. Tik su tuo skirtumu, kad jų stūmoklis varė ne žmogaus rankos, o ciklopinės garo mašinos. Paprastos ir labai netobulos kalvės dumplės dar kartais ir dabar Anglijoje paverčiamos mechaninėmis dumplėmis, tiesiog sujungiant jų kotą su garo mašina. Ir net pati garo mašina to pavydalu, kurio jį 17 amžiaus pabaigoje manufaktūrinio laikotarpiu buvo išrasta ir išliko iki 18 amžiaus 80 metų pradžios, nesukelia jokios pramonės revoliucijos. Atvirkščiai, kaip tik darbo mašinų sukūrimas padarė būtiną garo mašinos revoliuciją. Nuo to laiko, kai žmogus užuot įrankių veikęs darbo objektą pradeda tiesiog kaip varamoji jėga veikti darbo mašiną,
Tas faktas, kad varomai jėgai atstovauja žmogaus raumenys, jau yra atsitiktinė aplinkybė. Jie gali būti pakeisti vėjų, vandeniu, garų ir taip toliau. Tai savaime suprantame nereiškia, kad toks pakeitimas dažnai nereikalauja didelių techninių pakeitimų mechanizme, kuris iš pradžių buvo sukonstruotas orientuojantis vien tik į žmogaus varomąją jėgą. Šiuo metu visos mašinos, kurioms dar tenka skinti savo kelią, kaip pavyzdžiui siuvamos mašinos duonai paruošti ir taip toliau, jeigu jų paskirtis iš pat pradžių nepašalina mažo jo panaudojimo masto, yra taip gaminamas, kad joms vienodai tinka ir žmogaus, ir grinai mechaninė varomoji jėga. Mašina, kuri yra pramonės revoliucijos išeities taškas, darbininkai veikianti tuo pačiu metu tik vieną įrankių pakeičia tokių mechanizmų, kuris iš karto operuoja daugybę vienodų arba vienarūšių įrankių ir yra varomas vienos varomosios jėgos, kad ir kokia būtų pastarosios forma. Čia mes turime mašiną, bet tuo tarpu tik tai kaip paprastą mašininės gamybos elementą. Darbo mašinos apimties ir jos vienu metu veikiančių įrankių kiekio padidinimas reikalauja stambesnio varomojo mechanizmo, o šis mechanizmas, kad įveiktų savo paties pasipriešinimą, yra reikalingas galingesnės varomosios jėgos negu žmogaus varomoji jėga. Mes jau nekalbame apie tai, kad žmogus yra labai netobulos įrankis vienodam ir nenutrūkstamam judėjimui gaminti. Jei mes tarėme, kad žmogus jau veikia tik tai kaip paprasta varomoji jėga ir kad vadinasi jo įrankio vietą užėmė darbo mašina, tai gamtos jėgos gali jį pakeisti ir kaip varomąją jėgą. Iš visų manufaktūrinio laikotarpio paliktų stambių varomųjų jėgų arklio jėga buvo visų blogiausia, iš dalies to, kad arklys turi savo galvą, iš dalies to, kad jis yra brangus ir tik ribotų mastų gali būti panaudojamas fabrikuose. Vis dėlto stambiosios pramonės vaikystės laikotarpiu arklys buvo naudojamas gana dažnai, ką liudija ne tik anų laikų agronomų skundai, bet ir iki šiol išlikęs būdas mechaninės jėgos dydį išreikšti arklio jėgomis. Kai dėl vėjo, tai jis per daug nepastovus ir nesileidžia kontroliuojamas, o be to vandens jėgos nenaudojamas Anglijoje stambios pramonės tėvynėje jau manufaktūrinio laikotarpiu turėjo vyraujančiai reikšmę. Jau 17 amžiuje buvo pamėginta vienu vandens ratu varyti dviejas staktrynės, taip pat ir dviejas malūno girnas. Bet perduodamojo mechanizmo apimties padidėjimas dabar siūja į konfliktą su nepakankama vandens jėga ir tai buvo viena iš tų aplinkybių, kurios paskatino tiksliau tirti trinties dėsnius. Lygiai taip pat varomosios jėgos veikimo nereguliarumas malūnuose, kurie buvo varomi stumiant ir traukiant svirtimis, atvedė į smagračio teoriją ir praktikinį jo pritaikymą, kuris vėliau stambiojo pramonėje ėmė vaidinti tokį svarbų vaidmenį. Tuo būdu manufaktūrinis laikotarpis vystė pirmosius mokslinius ir techninius stambiosios pramonės elementus. Arkraito baterijinė verpimo mašina iš pat pradžių buvo vandens varoma, tačiau ir vandens jėgos kaip vyriaujančios varomosios jėgos naudojimas buvo susijęs su įvairiais sunkumais. Jos negalima buvo pagal norą didinti, jos trūkumo negalima buvo pašalinti. Kartais jį išsekdavo ir, kad svarbiausia, jį buvo grinai lokalinio pobūdžio. Tik išradus antrąjį Uato mašiną, vadinamą dvigubų veikimo garo mašiną, buvo rastas pirmas variklis, kuris suvartodamas anglį ir vandenį, pats gamina varomoją jėgą ir kurio galingumą visiškai kontroliuoja žmogus. Variklis, kuris yra judamas ir pats yra kilnomojo priemonė, kuris, būdamas miesto, o ne kaimo, kaip pavyzdžiui vandens ratas kūrinys, leidžia koncentruoti gamybą miestuose, užuot ją išskaldžius, kaip pavyzdžiui naudojant vandens ratą. Kaime variklis universus pagal savo techninį pritaikymą ir savo buvimo vietos atžvilgių palyginti mažai priklausomos nuo vienų ar kitų lokalinių sąlygų. Žiūrėkit, kas čia vyksta, tai labai įdomu. Tik tada įvyko revoliucija, kai realiai buvo galima prie tų mašinų pritaikyti žmogų. Žmogų, kuris galėjo kontroliuoti variklį, arba žmogų, kuris galėjo kontroliuoti daugumą įvairiausių įrankių. Tai yra labai svarbu, nes realiai viską, ką mes šiandien turim, visą vertę atsiranda iš darbo jėgos. Ir neatsitiktinai taip gaunasi, kad būtent žmogus turi būti pirmiausiai pritaikytas prie visų tų įrankių, nes kitaip tu negalėsi gaminti savo pelno ir viskas. Čia yra taškas, kodėl, tarkim, niekada negali būti pilnos robotizacijos, kodėl nepakeis robotai žmonių. Nes tik tai iš darbo jėgos atsiranda vertė. Tai yra labai neintuityvus dalykas.
Ir atrodo, kad nesąmonė kažkokia daugelį žmonių, kad vat, jeigu pastatysi robotą, tas robotas iš esmės jau jisai darys tą patį žmogus, bet ne, visiškai ne. Ir net čia vat, pradžioj, kai tos stambios gamybos užuomazgos mes dabar nagrinėjom, vis tiek viskas eina prie to, kad tik tada ta revoliucija tokia pasidaro super masinė tarp visų buržujų, kai atsiranda sąlygos būtent žmogų pritaikyti. Ir kaip prie variklio kontroliuoti jį, ir kaip prie įrankių kontroliuoti. Tai tada tas vienas žmogus, jis tą savo darbą jėgą, jis pradeda multiplikuoti 1000 kartų. Ne kažkokį tai be žmogaus pritaikyti mašiną, jo, kad jinai pati gamintų, o būtent, kad žmogų prižiūrint tą mašiną multiplikuoti. Čia yra labai subtilus dalykas, bet matot, kaip yra. Tai yra politinės ekonomijos marksistinis pagrindas, kad darbo jėga tai yra vienintelė jėga, kuri sukuria vertę. Ir tai iš tiesų taip ir yra mūsų gyvenime realiai ir mes tai ne vieną kartą matysime toliau. Na, bet gerai, skaitom dabar apie mūsų stambias mašinas, kaip jie atsiranda, nes tai veda prie labai milžiniškų išradimų ir progreso, bet ir prie labai didelių tragedijų. Didysis Otano genijus pasireiškia to, kad patentas jo paimtas 1784 metais balandžio mėnesį, pateikdamas garo mašinos aprašymę, ją atvaizduoja ne kaip išradimą vien tik specialiems tikslams, bet kaip universalus stambiosios pramonės variklį. Jis čia užsimena apie mašinos panaudojimo būdus, iš kurių kai kurie, pavyzdžiui, garinis kūjus įvesti tik daugiau kaip pusės šimtmečio. Tačiau jis abejoja, ar garo mašina gali būti panaudojama jūrų laivininkystėje. Jo įpėdiniai Boltonas ir Wattas Londono 1855 metais pramonės parodoje eksponavo milžinišką garo mašiną okeaniniams gairlaviams. Tik po to, kai įrankiai iš žmogaus organizmo įrankių pavirto mechaninių aparatų darbo mašinos įrankiais, mašina variklis įgauna savarankišką formą, visiškai laisva nuo to apribojimų, kurie yra susijęs su žmogaus jėga. Nuo šio laiko toji atskiria darbo mašina, kurią mes iki šiol nagrinėjame, nusmunka iki paprasto mašininės gamybos elemento. Viena mašina variklis dabar gali vienu metu varyti daug darbo mašinų. Didėjant vienu metu varomų darbo mašinų kiekiui auga ir mašina variklis, o kartu perduodamasis mechanizmas išauga į plačiai išsisakojusią aparatą. Dabar mes turime skirti dviejų rūšių dalykus – daugelio vienodų mašinų kooperaciją ir mašinų sistemą. Vienu atveju visą darbą atlieka ta pati darbo mašina. Ji vykdo visas tas įvairias operacijas, kurias amatininkas atlikdavo savo įrankiu, pavyzdžiui, audėjas savo audimo staklėmis arba kurias amatininkai iš eilės atlikdavo įvairiais įrankiais vis vien, ar jie buvo savarankiški amatininkai ar vienos manufaktūros nariai. Pavyzdžiui, naujausioje pašto vokų manufaktūroje vienas darbininkas lankstė popierių lankstytuvų, kitas užtepdavo klijus, trečias atlenkdavo kampą, kuriame išspausdinama monograma, ketvirtas štampuodavo monogramą ir taip toliau. Ir kiekvienoje iš šių dalinių operacijų kiekvienas atskiras vokas turėjo eiti iš rankų į rankas. Viena vienintelė vokų gaminimo mašina iš karto atlieka visas šias operacijas ir per valandą pagamina 3000 ir daugiau vokų. Londono 1862 metų pramonės parodoje eksponuota amerikinė papirinių maišelių gaminimo mašina pelsto popierių, užtepa klijus, lanksto ir išbaigia 300 maišelių per minutę. Visą procesą, kuris manufaktūroje yra padarytas ir pagal tam tikrą eilę atliekdamas, čia vykdo viena darbo mašina, kuri veikia su įvairių įrankių kombinacijos pagalba. Ar tokia darbo mašina būtų tik mechaninis sudėtingo amatininko įrankio atkūrimas, ar įvairių šių manufaktūrai specializuotų paprastų įrankių kombinacija, vis vien fabrike, tai yra mašininė gamyba besiremiančio dirbtuvėje, nuolat vėl pasirodo paprastoji kooperacija. Ir be to, pirmiausia, kaip vienarūšių ir vienu metu kartu veikiančių darbo mašinų. Darbininkai mes čia paliekame nuošalėje erdviškas sutelkimas. Antai audimo fabriką sudaro daugelio mechaninių audimo staklių išdėstymas greta, o siuvimo fabrikoje daugelio siuvimo mašinų išdėstymas greta toje pačioje dirbtuvėje. Bet čia yra techninė vienybė, kadangi daugelis vienarūšių darbo mašinų vienu metu ir tolyginai gauna impulsą iš bendro pirminio variklio širdies plakimo, o tą impulsą joms perteikia perduodamasis mechanizmas, kuris iš dalies joms visoms taip pat yra bendras, nes nuo jo šakuojasi tik atskiros atšakos kiekvienai atskirai darbo mašinai. Panašiai kaip daugelis įrankių sudaro tik vienos darbo mašinos organus, taip daugelis darbo mašinų dabar sudaro tik
vienarūšius to paties varomojo mechanizmo organus. Bet mašinų sistema, tikrai to žodžio prasme, užima atskiros savarankiškos mašinos vietą tik tuo atveju, kai darbo objektas išeina nuoseklę eilę tarpusavėje susijusių dalinių procesų, kuriuos atlieka įvairių rūšių, bet tarpusavėje viena kitą papildančių darbo mašinų grandinė. Čia vėl pasireiškia manufaktūrai būdinga darbo pasidalijimų besireminti kooperacija, bet dabar jie jau yra dalinių darbo mašinų kombinacija. Specifiniai įvairių dalinių darbininkų įrankiai, pavyzdžiui, vilnos manufaktūroje, vilnos kedentorių, vilnos keršėjų, vilnos šiaušėjų, vilnos verpėjų ir taip toliau įrankiai dabar pavirsta įrankiai specifikuotų darbo mašinų, iš kurių kiekvienoje atskirtas organas atliekantis atskirą funkciją kombinuoto vykdymo mechanizmo sistemoje. Tose šakose, kur mašinų sistema įvedama pirmą kartą, pati manufaktūra aplamai ir ištisai imant teikia jai natūralinį gamybos proceso padalijimo pagrindą, vadinasi, ir to proceso organizacijos pagrindą. Tačiau už pat pradžių iškyla ir vienas esminis skirtumas tarp manufaktūrinės ir mašininės gamybos. Manufaktūroje darbininkai pavieniai arba sujungti į grupės kiekvieną atskirą dalinį procesą turi atlikti savo rankiniais įrankiais. Jei darbininkas čia ir pritaikomas procesui, tai ir procesas savo ruožtų jau iš anksto yra pritaikytas darbininkui. Mašininėje gamyboje šis subjektyvus darbo pasidalymas principas atkrinta. Visas procesas čia objektyviai priklausomai nuo jo paties pobūdžio suskasdomas į jo sudėtinės fazės ir kiekvieno dalinio proceso atlikimo ir įvairių dalinio procesų sujungimo problema išsprendžiama techniškai panaudojant mechaniką, chemiją ir taip toliau. Bet to žinoma, kiekviena teorinė koncepcija, kaip ir anksčiau, turi būti tobulinama pasireimant gausiai sukauptų praktikinių patyrimų. Kiekviena dalinė mašina teikia kitaip, bet tarpiškai paskui ją sekančiai mašinai žaliavą ir kadangi visos jos veikia vienu metu, tai produktas nuolat yra ir įvairiose savo sudarimo proceso pakopose ir be palievos pereina iš vienos gamybos fazę į kitą. Kai manufaktūroje betarpiška dalinių darbininkų kooperacija sukuria tam tikrus kiekybinius santykius tarp atskirų darbininkų grupių, taip ir suskaidytoje mašinų sistemoje vienos dalinės mašinos nenutrūkstamas aptarnavimas kitos dalinės mašinos sukuria tam tikrai santykį tarp jų skaičiaus, dydžio ir greičio. Kombinuota darbo mašina, kuri dabar yra suskaidyta įvairiarūšių atskirtų darbo mašinų ir jų grupių sistema, yra to tobulesnė, kuo labiau nenutrūkstamas yra visas jos atliekamas procesas. Tai yra, kuo mažiau yra pertrauklių žaliavai išeinant nuo pirmos iki paskutinės proceso fazės. Vadinasi, kuo daugiau ją iš vienos gamybos fazės į kitą perkelia ne žmogaus ranka, bet pats mechanizmas. Tad jei manufaktūroje atskirtų procesų izoliavimas yra iš paties darbo pasidalymo išplaukiantis principas, tai priešingai išsivyščiusiame fabrike viešpatauja kitoks principas – nenutrūkstamas atskirų procesų sąryšys. Mašinų sistema, ar jie remiasi paprastąją vienarūšių darbo mašinų kooperaciją kaip audimo srityje, ar įvairiarūšių mašinų derinių kaip verpimo srityje, pati savaime yra didelis automatas, jeigu ją varo vienas pirminis variklis pats sukeliantis savo judėjimą. Tačiau sistema kaip visuma gali būti varoma, pavyzdžiui, garo mašinos, tuo tarpu, kai atskiros darbo mašinos tam tikriems judesiams atlikti vis dar tebereikalingos darbininkų pagalbos. Kaip pavyzdžiui, iki įvedant self-faktorius jos reikėjo dirbant prie miulių, o verpiant plosnius verpalus reikia dar ir dabar. Arba vėl tam tikros mašinų dalis, kur galėtų atlikti savo operacijas, turi būti kaip įrankis darbininko vairomos, kaip kad būtų mašinų gamyboje iki slide rest, sukamajam suportui pavirstant self-faktorium. Kai darbo mašina visus žaliavai apdirbti reikalingus judesius atlieka be žmogaus pagalbos ir kai ji yra reikalinga tik darbininko vykdomos kontrolės, mes turime automatinę mašinų sistemą, kurios detalės betgi gali būti toliau tobulinamos. Šio tobulinimo pavyzdys gali būti tokie šiuolaikiniai išradimai kaip aparatas automatiškai stabdantis verpimo mašiną, kai tik nutrūksta bent vienas siūlas, ir self-facting stop automatinis jungiklis, stabdantis patobulintas garinės audimo staklės, kai tik audimo šaudyklėje pasibaigia visas ataudų siūlas. Tiek gamybos nenutrūkstamumo, tiek ir automatinio principų įgyvendinimo pavyzdys gali būti šiuolaikinis popieriaus fabrikas. Iš popieriaus gamybos aplamai būtų galima kuo detaliausiai išskirti tiek skirtumą tarp įvairių gamybos būdų, besiremiančių įvairių gamybos priemonės bazę, tiek ir visuomeninių gamybinių santykių sąryšį su tais įvairiais gamybos būdais. Šioje pramonės šakoje senovinė vokiečių popieriaus gamyba teikia automatinės gamybos pavyzdį.
17 amžiaus Olandija ir 18 amžiaus Prancūzija manufaktūros tikrai to žodžio prasme pavyzdį, o šiuolaikinė Anglija automatinės gamybos pavyzdį. Be to Kinijoje ir Indijoje iki šiol egzistuoja dar dvi skirtingos senovinės azinės šios pramonės formos. Suskaidytoje sistemoje darbo mašinų, kurios perduodamojo mechanizmo varomos iš vieno centrinio automato, mašininė gamyba įgauna savo labiausiai išvystytą pavydalą. Į atskiras mašinos vietą čia stoja mechaninė pabaisa, kurios kūnas užima ištisus fabrikų pastatus ir kurios demoniška jėga iš pradžių paslėpta beveik iškilmingai ritmingose jos milžiniškų narių judėjimuose išveržia nesukantaudamųjų darbo organų tikrai to žodžio prasme karštlygiškai padukušiame šokyje. Miulės garo mašinos taip toliau atsirado anksčiau negu atsirado darbininkas, kurio vienintelis darbas yra gaminti garo mašinas. Miulės ir taip toliau lygiai taip kaip žmogus nešioja drabužius anksčiau negu atsirado siuvėjai. Bet Vokansono atkraito uoto ir taip toliau išradimai galėjo būti įgyvendinti tik dėka to, kad šie išradėjai rado žymų skaičių įgūdusių mechaninių darbininkų, kuriuos jau buvo paruošęs manufaktūrinis laikotarpis. Dalį šių darbininkų sudarė savarankiški įvairių profesijų amatininkai, kita dalis buvo suvienyta į manufaktūras, kur, kaip anksčiau buvo minėta, viešpatavo ypatingai griežtas darbo pasidalymas. Didėjant išradimų skaičių ir augant naujai išrastų mašinų paklausai, vis labiau vystėsi iš vienos pusės mašinų gamybos susikėlimas į daugelį savarankiškų šakų, iš antros pusės darbo pasidalymas mašinų gamybos manufaktūrų viduje. Tuo būdu mes čia manufaktūroje atrandame betarpišką techninį stambiosios pramonės pagrindą. Ji gamino mašinas, su kurių pagalba stambioji pramonė šalino amatinę ir manufaktūrinę gamybą tose gamybos šakose, kurias ji pirmiausiai įvaldydavo. Vadinasi, mašininė gamyba savaimingai atsirado jos neatitinkančioje materialinėje bazėje. Tam tikroje išvystymo pakopoje ji turėjo padaryti perversmą pačiame tame pagrinde, kur ji pirmą rado gatavą, o paskui toliau vystė, išlaikydama jos senąją formą ir sukurti savo naują bazę atitinkančią jos pačios gamybos būdą. Kaip atskira mašina pasilieka nykštukinė mašina, kol ji tik žmogaus yra varoma, kai mašinų sistema negalėjo laisvai vystytis, kol anksčiau naudojimų įvairomųjų jėgų, gyvulių, vėjo ir net vandens vietos neužėmė garo mašiną, taip ir visas stambios pramonės vystymasis buvo paralyžiuojamas tol, kol jos būdinga gamybos priemonė pati mašina galėjo egzistuoti tik asmeninės jėgos, asmeninio įgudimo dėka. Tai yra priklausė nuo raumenų jėgos, akies tikslumo ir rankų virtuoziškumo, kuriais dalinis darbininkas manufaktūros viduje arba amatininkas už jos ribų valdo savo nykštukinį įrankį. Jei paliksime nuošalyje mašinų brangumą kaip tokio jų atsiradimo pasiekmę, aplinkybė, kuria kapitalas vadovaujasi kaip sąmoningų motyvų, tai tolesnis jau mašinų pobūdžio pramonės šakų plėtimas ir mašinų skverbimas į naujas gamybos šakas ištisai priklauso nuo didėjimo tokios darbininkų kategorijos, kuri turint galvoje, kad jai priklausantys darbininkai savo darbe yra pusiau menininkai, gali augti ne šuoliais, o tik palaipsniui. Bet tam tikroje išvystymo pakopoje tarp stambiosios pramonės ir jos amatinės ir manufaktūrinės bazės kyla techninis prieštaravimas. Mašinų variklių perduodamojo mechanizmo ir darbo mašinų apimties didinimas. Darbo mašinos sudėtinių dalių sudėtingumo ir įvairumo, taip pat jų griežto taisyklingumo didinimas to mastų, kurio darbo mašina atitrūksta nuo amatinio savo modelio, kuris iš pradžių ištisai apspręsdavo jos konstrukciją ir įgauna laisvą formą, kurią apsprendžia vien tik mechaninis jos uždavinys. Automatinės sistemos vystymas ir vis labiau neišvengiamas naudojimas sunkiai apdirbamų medžiagų, pavyzdžiui, geležies vietoj medžio. Visų šių natūraliai išaugusių uždavinių išsprendimas visur susidurdavo su rėmais, kurios sąlygoja darbų priklausomybę nuo darbininko asmens ir kurios net kombinuotas darbininko personalos manufaktūra galėjo tik šiek tiek praplėsti, bet nepanaikinti iš esmės. Manufaktūra negalėtų sukurti tokių mašinų, pavyzdžiui, kaip šiuolaikinė spaustuvinė mašina, šiuolaikinės garinės audimo staklis ir šiuolaikinė karšimo mašina. Vienoje pramonės sferoje įvykęs gamybos būdo perversmas sąlygoja tokį pat perversmą kitoje sferose. Tai pirmiausia liečia tokias pramonės šakas, kurios tarpusavie susipina kaip vieno bendro proceso fazės, nors visuomeninis darbo pasidalymas yra jas taip izoliavęs, kad kiekviena iš jų gamina savarankišką prekę. Antai, mašininis verpimas padarė būtiną mašininį audimą, o abu kartu mechaninės cheminės revoliucijos būtinumą, balinimo kartu merganamo ir dažymo procesuose.
Tokiu pat būdu iš antros pusės medvilnės verpimo revoliucija nulėmė džino mašinos skirtos medvilnės pluoštui atskirti nuo sėklos. Išradimą ir to dėka pasidarė galima gaminti medvilnę dabar reikalingų stambių mastų. Bet kaip tik pramonės ir žemės ūkio gamybos būdo revoliucija padarė būtiną ir bendrųjų visuomeninio gamybinio proceso sąlygų, tai yra susitikimo ir transporto priemonių revoliucija. Susitikimo ir transporto priemonių tokios visuomenės, kur pagrindinės ašys anot Furijas buvo smulkioji žemdirbystė su jos pagalbinė naminė pramonė ir miesto amatai, dėl toli gražu nebepatenkino gamybos poreikių manufaktūrinių laikotarpių su jo išsiplėtusių visuomeninio darbo pasidalijimų, su jo darbo priemonių ir darbininkų koncentracija, su jo kolonijomis, rinkomis ir dėl to jose iš tikrųjų ir įvyko perversmas. Lygiai taip pat transporto ir susiekimo priemonės paveldėtos iš manufaktūrinio laikotarpio greitai pavirto nepakenčiamais pačiais stambiais pramonės su jo kratliškių gamybų tempų. Jos masinių mastų su jos vykdomo kapitalo ir darbininkų masių nuolatinių permetinėjimų iš vienos gamybos sferos į kitą ir su jos sukurtais pasaulinės rinkos ryšiais. Todėl jau nekalbant apie visišką perversmą būrinių laivų statyboje, susiekimo ir transporto priemonės įvedus ištisą upių garlaivių, geležinkelių, okeaninių garlaivių ir telegrafų sistema, pamažu buvo pritaikytos stambusios pramonės gamybos būdui. Bet didžiulės geležies masės, kurias dabar reikėjo kalti, suvirinti, pjausti, gręžti ir formuoti savo ruoštų reikalavo tokių ciklopinių mašinų, kurių manufaktūrinė mašinų gamyba sukurti nepaėgė. Taigi, stambioji pramonė turėjo įvaldyti būdingą jai gamybos priemonę, pačią mašiną turėjo mašinomis gaminti mašinas. Tik to būdu ji galėjo susikurti adekvatinę savo techninę bazę ir atsistoti ant savo kojų. Tuo mastu, kurio pirmasis 19 amžiaus dešimtmečiais augo mašininė gamyba, mašina iš tikrųjų palaipsniui įvaldė darbo mašinų gamybą. Matot, kaip yra bazė, pati turėjo susikurti save kaip bazę, mašinas turėjo susikurti mašinas. Čia šitas dalykas dažnai yra naudojamas būtent kaip mes bandome ir socializmą paaiškinti. Sako, kad socializmas, kad virtų į pilną komunizmą, turi atsirasti žmogus biškai kitoks negu yra dabar. Jo. Bet taip ir yra. Tu turi pirmiausia pakeisti pačią bazę, bet kaip tu ją keisi, jeigu tu turi tokie žmonės, kurie yra dabar, tai jie turės ir keisti. Tas pas buvo ir su mašinom, matot, ką turėjo kapitalistai iš to ir padarė geresnės mašinas, o paskui tos geresnės jau pradėjo jiems tą revoliuciją judinti priekį. Tai yra visiškai normalus iš tikro procesas. Tačiau tik pastarajame dešimtmetyje milžiniška geležinkelių statyba ir okeaninė laivininkystė sukelia atsiradimą tų ciklopinių mašinų, kurios naudojamos statant pirminius variklius. Mašininės mašinų gamybos esmingiausia gamybinė sąlyga buvo mašina variklis, kurį gali išvystyti bet kurio laipsnio jėgą ir kurio tuo pačiu metu ištisai leidžiasi kontroliuojama. Ji jau egzistavo garo mašinos pavidalu, bet kartu dar reikėjo mašininių būdų gaminti atskiroms mašinų dalims būtinas griežtai geometrinės formas, linijas, plokštumas, skritulius, cilindrus, konusus ir rutulius. Pirmajame 19 šimtmečio dešimtmetyje Henris Maudslėjus išsprendė šią problemą, išrasdamas slide rest, sukamąjį suportą, kuris greitai buvo paverstas automatiniu mechanizmu ir modifikuota forma perkeltas iš tekinimo staklių, kuriems jis iš pradžių buvo skiriamas į kitas mašinų gamybos mašinas. Šis mechaninis prietaisas pavaduoja ne kokį nors specialų įrankį, bet pačią žmogaus ranką, kuris sukuria tam tikrą formą, atitinkamais būdais priartindama, pridedama pjaunamojo įrankio ašmenys prie darbo medžiagos arba nukreipdama jį į darbo medžiagą, pavyzdžiui, į geležį. Tuo būdu pavyko gaminti geometrinės atskirų mašinų dalių formas taip lengvai, tiksliai ir greitai, kaip negalėtų gaminti ir didžiausią patyrimą turinčio labiausiai įgudusio darbininko ranka. Jei mes dabar išnagrinėtume tą mašinų gamyboje naudojamųjų mašinų dalį, kuri sudaro mašina įrankį tikrąją to žodžio prasme, tai mes vėl turėsime prieš akis amatinį įrankį tik ciklopinio dydžio. Pavyzdžiui, gręžimo mašinos vykdomasis mechanizmas tai didžiulis grąžtas, kuris suka garo mašina ir be kurio savo ruožtų negalėtų būti pagaminami didelių garo mašinų ir hidraulinių preso cilindrai. Mechaninės tekinimo staklės yra ciklopinis paprastų kojomis sukamų tekinimo staklių atkūrimas. Drožimo mašina yra geležinė dailidė, apdirbantis geležį tokiu pat įrankiu, kokiu dailidė apdirba medį. Įrankis, kuris Londono laivų statyklose pjauna fanerį, tai milžiniškas skustuvas.
mechaninės žirklės pjaunančios geležį, kaip siuvėja žirklės pjauna gelumbę, tai milžiniškas dydžio žirklės, o garinės kūjis veikia paprasta plaktuko galvutė, bet tokio svorio, kad jo negalėtų užmoti pats toras. Pavyzdžiui, vienas iš tokių garinių kūjų, kurie yra nesmyrio išrašti, sveria daugiau kaip 6 tonas ir statmeniškai krinta iš 7 pėdų aukščio ant 36 tonų svorio priekalo. Jis žaisdamas paverčia dulkėmis granito luitą ir nemažiau tinka tam, kad eilė lengvų smūgių įkaltų vinį į minkštą medį. Kaip mašina darbo priemonė įgauna tokį materialinio egzistavimo formą, kuris sąlygoja žmogaus jėgos pakeitimą gamtos jėgomis ir empirinių rutininių metodų sąmoningų gamtos mokslo pritaikymų. Manufaktūroje darbo visuomeninio proceso suskaidimas yra grinai subjektyvus, tiesiog yra dalinių darbininko kombinacija. Mašinų sistemoje stambioji pramonė turi visiškai objektyvų gamybinį organizmą, kurį darbininkas randa jau gatavą materialinę gamybos sąlygą. Paprastoje kooperacijoje ir net dėl darbo pasidalijimo specifikuotoje kooperacijoje su visuomeninto darbininko vykdomas izoliuoto darbininko išstumimas vis dar tebėra daugiau ar mažiau atsitiktinis. O mašinos, išskyrus kai kurias išimtis, kurios bus vėliau minimos, funkcionuoja tik betarpiškai su visuomeninto arba bendro darbo rankose. Vadinasi, kooperatinis darbo proceso pobūdis dabar pasidaro techninė būtinybė, kurią diktuoja pačio darbo priemonės prigimtis. Štai šiandien mes truputį apžvelgėm tokį istorinį įžvalgą į mašinas. Ir matot, kame čia yra svarbumas, kad viskas būna suvisuomeninta. Ir realiai jau mašininė gamyba tai jau yra visos visuomenės gamyba, tai yra visuotinė gamyba. Jau kiekvienas žmogus tenais dalyvauja, taip, kiekvienas, aišku, ne kiekvienas, bet dauguma žmonių jau prie šito prisideda taip ar anaip ar kitaip. Ir dar kai tai buvo tik tai pati pradžia, tai pradžia tam ir yra pradžia, kad iš to kažkokių tai išvadų tolimesnių nepadarysi. Ir Markso laikais tai dar buvo jau maždaug vidurkis, o mes jau esame pačiam gale. Ir būtent tas faktas ir yra socializmo pagrindas, kad visa visuomenė prisideda prie gamybos. Praktiškai dauguma žmonių, nėra jau tokios gamybos, kur ten kažkoks tematininkas vienas sėdėtų, bet kaip taip gaunasi, kad prisideda visi, o tik tai mažas procentėlis gauna praktiškai viską savo rankas. Tai yra toks prieštaravimas. Ir čia jisai jau atsiranda būtent šitoj mašinų gamyboj ir dabar jis pradės milžiniškai greit didėti, nes kapitalistai, kurie įgauna tas gamybos priemonės jau kaip mašinas, viskas, jie paskui gali materializuoti to vienai mašinai ten 1000 darbininkų ir labai stipriai atsitraukti nuo žmonių. O kitą kartą mes nagrinėsim mašinų vertės perkelimą į produktą ir būtent mes tai ir pamatysim, kaip ta vertė dabar keliauja kapitalistų į kišenę. Taigi šiandienai viskas ir iki susitikimo kitą kartą. Laimingai.